tapatybė emigracijoje. Yra kažkokia ta šalis vardu Lietuva. Kažkur labai toli. Yra tokia pasakų šalis. Už 7 jūrų, už 7 kalnų, už 7 tenais ežerų, už 7 miškų. O norisi galų gale savo akim pamatyti tą kraštą. Dėl kurios buvo jau ir dirbama, ta jaunimo sąjunga, dėl kurios reikėjo ir namuose ir diktantus rašyti, dėl kurios reikėjo tenais ir gramatinės taisyklės išmokti, linksniavimą ir visą kitą, dėl kurios buvo ir skautuose bendrauta, stovyklose, dėl kurios buvo, žodžiu, ir jaunimo įvairiausios organizacijos. Žodžiu, visas tas mano gyvenimas iki to momento, tai jisai taipinasi tą patį jaunimo sąjungą, kurio dėl vieno bendro tikslo. Tas tikslas buvo Lietuva. Gimtojoje tėvų žemėje Vytautas Jonas Juška pirmą kartą apsilankė 1981-aisiais. Dar skrendant lėktuvu pamatė katedrą, kuri tuo metu buvo paveikslų galerija, Varpinę. Tai, ką matė tik fotografijose, tapo gyva. Pajuto, kad yra namuose, bet negalėjo tuo metu čia gyventi. Jis tada suprato, kad tarybinė santvarka būtų bandžiusi jį suėsti arba ir būtų suėdusi. Antrą kartą kraštą iš tėvų pasakojimų Vytautui pavyko aplankyti jau nepriklausomą. Viso pasaulio pripažintą šalį Lietuvą. Namo į Australiją įskrido ašarodamas. Tas nueitas kelias, geriau aš jį būčiau visą Lietuvoje nuėjęs ir visą savo talentą Lietuvoje atidavęs, negu tą, ką reikia atiduoti Australijoje. Jeigu žiūrėti gal su kokiu nors liūdesiu, tai yra tai, kad ką iš manęs atėmė sovietinė okupacija, tai atėmė iš manęs mano kalbą, mano istoriją, visą tai, kas man iš esmės priklausė. Žodžiu, iš manęs atėmė Lietuvą. Vytautas Jonas Juška gimė Anglijoje, baigė Viktorijos universitetą Melburne, padarė puikią karjerą vienoje iš 50 didžiausių pasaulio bendrovių. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje, kultūrinėje bei politinėje veikloje Australijos lietuvių bendruomenėje. Trečią kartą įsirengęs į Lietuvą, Vytautas bilietą nusipirko tik į vieną pusę. Kai palieka 60 000 žmonių Lietuvą, pabėga į tuos vakarus, pamatė 40–41 metų Rusijos arba sovietinės Rusijos žiaurumus, tuos kankinimus ir žudynės Kaune, garažuose, kai matė, kas atsitiko Lietuvos karininkija ir kitiems žmonėms. Tie žmonės, kurie išvyko, kaip mano tėvas, kaip kazokas, kaip kiti, taip jie buvo dar jauni, 20 su trupučiu metų amžiaus, bet jų tarpe taip pat ir Miklas Biržiška, Vaclovas Biržiška ir kiti labai jau aukšto rango, labai išsilavinę Lietuvos profesoriai. Tai čia išvažiavo, nesakyčiau, kad būtinai tą visą graitinėlį, bet labai stiprus intelektualai ir žmonės, kurie labai stipriai tikėjo. Jie išvažiavę norom, nenorom, intelektualai susispietę bando tą lietuviškumą išlaikyti ir kurti tą kitą Lietuvą už Lietuvos ribų. Nes tuo metu, kai pati tauta negalėjo už save kalbėti, kai nebuvo jai progos laisvai kurti savo tėvynę, savo intelektualinį potencialą, tai išeivijoje atsirado ir ta lietuviškoji enciklopedija Bostone, labai daug knygų ir poezijos, ir literatūros įvairiausios, politiniai judėjimai, vlikas, bandymas, ta kova, kad visgi reikia Lietuvai kažkaip iškovoti vėl jos nepriklausomybę ir tą laisvę. Ir visoje šitoj kultūrai ir šitoj terpė ir tokie jauni žmonės, kaip ir aš atsirandam. Sakau, jauni, šiandieną pasižiūrėjus,
tai jau 70 amžius, tai jau nebe ta jaunystė, bet nematai save žmogus pagal tą, ką galbūt veidrodis parodo. Vis tiek matai ir išgyveni, ir pergyveni visą tai, kas buvo anais laikais. Nes anie laikai jie neatrodo, kad kažkur būtų tolumoj paskendę. Pirmieji lietuviai į Australiją atvyko po 1831 metų sukilimo. Pirmas objektyvesnės žinias suteikia gyventojų surašymo statistika, bet ne visi kilę iš Lietuvos suprato, kad jie yra lietuviai. Daugelis save tapatino pagal religiją, o ne pagal tautybę. Didžioji emigrantų banga į Australiją fiksuojama po Antrojo pasaulinio karo iš pabėgėlių stovyklų Europoje. Iki to laiko pagal baltąją Australijos politiką buvo griežta nuostata leidžianti imigruoti tik tai anglosaksams. O tas pirmasis laivas, kaip nebūtų keista, pirmasis, kuris atplaukė Australiją iš DP stovyklų, buvo pabaltiečių laivas. Tenais 95% buvo pabaltiečiai. Ir iš jų didžioji dauguma lietuviai, daugiau negu 50%. 439 lietuviai iš maždaug 900. Iš tų 439 tik tai 20 moterų, visi kiti vyrai. Ir čia mes tada turim tą labai įdomų pasakojimą apie Australijos lietuvius, apie tą demografiją. Įsirutulioja taip, kad toje bendruomeniai maždaug trečdalis žmonių yra viengungiai arba našliai, arba išsiskyrę, labai didelė tragedija iš to taško. O kodėl jie nesukūrė mišrių šeimų? Dėl to, kad pasakė tie vyrai ir moterys labai paprastai, mes ne dėl to bėgom, bet mes neradom savo lietuvių tarpe tinkamo asmens. Tai jeigu 5 su virš 1000 lietuvių vyrų, o 3 su trupučiu 1000 moterų, tai disbalansas labai didelis. Pokaryje Vokietijoje atkurtas vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas gerai supranta, kad tūkstančiams pabėgėlių lietuvių, įsisklaidžiusiems po pasaulį ir neturintiems tampraus tarpusavio ryšio, sunku bus išlaikyti lietuvybę. Pradedama kurti bendra visoms lietuviškoms bendruomenėms struktūra. Pagal Mykolo Krupavičiaus modelį 3 didžiausiose Australijos kolonijose – Melburne, Sidnėjuje, Adelaidėje – susikūrė bendruomenės. Buvo pradėti leisti laikraščiai, steigiami lietuvių namai. Jeigu nais laikais kalbama apie 2500, tai šiandieną Sidnėjai būtų apie 900 lietuvių. Ir aš kalbu apie žmonės, kurie Lietuvoje gimė. Aš nekalbu apie gimusius Australijoje. Iš kurių maždaug 150 priklausė klubui. Tai tokiais skaičiais nebegali tokių instancijų išlaikyti. Adelaidai dar turi savo parapiją, reiškia bažnytėlę ir savo namus. Net ir Brisbane turi savo lietuvių namus, o Sidnėjus jau nebeturi, susidėję kartu su Latvijais ir tenais vysto visą šitą veiklą. Tai ta pokarinė organizacija buvo tokia, lietuviai visgi bandė išlaikyti savo tautišką tą genofondą, savo šitą tautiškumą, bandė išlaikyti savo tą lietuvybę, ją puoselėti. Tačiau pats laikas yra labai nedėkingas dalykas, kai gyveni svetimoj kultūroje. Ir tą patį mes matom pačioje Amerikoje, tas pats ir vyko ir Australijoje. Jiem tapo svarbiau integruotis į Amerikos visuomenę, kad tas lietuviškumas jau pradeda silpti. Tai jeigu tas jau vyksta Čikagoje ir Amerikoje, kur yra 10 000 lietuvių, tai ko norėti iš tokios mažos Australijos, kur 2500 Sidnėjai. Gaila pasakyti, kad reiškia Amerikos ir anglų kalbos įtaka yra labai stipri ir vaikams vis dėlto sunku lietuviškai kalbėti ir jau matome, kad kiekvienais metais po truputį kalba silpnėja. Visos pastangos čia priklauso nuo tėvelių. Kur namuose kalbama, kur tėvai deda pastangas, tai vaikai puikiai kalba, supranta ir eina.
Kiti tėveliai, žinoma, jie labai užimti ir jiems lietuvybė pasidaro tik tai toks gal pasirinkimas. Skautai įkurti, ateitininkai, chorai, vyksta Australijos lietuvių dienos nuo 60 metų, kas 2 metai, bendruomenė, po to menos ir literatūros vakarai, meno parodos, tautinių šokių festivaliai, dainų festivaliai, sporto šventės. Žodžiu, viskas labai gražu, bet palaipsniui su kiekvienais metais vis labiau mišrių šeimų. Išėjimas į mišrią šeimą tipiškai reiškia atitolimą, atitrūkimą nuo pačios bendruomenės ir tokiu būdu mes praradom labai stambę didžiąją dalį savo bendruomenės, savo žmonių. Tie, kurie išliko ir palaikė ryšį pačioje bendruomeniai, kad ir su silpna lietuvių kalba, kad ir angliškai šnekėdami, jie ir liko ir tapo tas branduolis, kuriuo ir gyveno pati bendruomenė. Tas jausmas lietuvybės ir to lietuviškumo plaukia būtent iš to, kad jie yra gavę tą pradą iš savo tėvų ir tas dalyvavimas pačiose bendruomenėse. Tai skaičiu, čia pradas yra būtent per tą mūsų tautiškumą, per tą lietuvišką geną. Pradžioj žmonės žinojo, koks yra tikslas tos lietuviškos mokyklos. Reiškia, išlaikyti kalbą, išlaikyti kultūrą ir išlaisvinti Lietuvą. Tai vaikai ėjo su tuo tikslu, kad reiškia vis tiek reikia išlaikyti kalbą, nes Lietuva okupuota. O paskiau, kai jau 90 metais, 91 Lietuva pradėjo laisvėti, vaikai net užklausė, ar dar reikia eiti į lietuvišką mokyklą, nes jau Lietuva laisva. Bet vis dėlto ėjo ir prisidėjo nauji ateiviai ir palaikėme tuos labai glaudžius ryšius tada su Lietuvai. Mano aplinkoj yra tokių šeimų lietuvių, kurie tarpusavį šeimoje šneka nebelietuviškai. Emigracijoje ir jų vaikai nebešneka lietuviškai. Žinau, kad Amerikoje ten tose mokyklėlėse iš tiesų dirba net ne specialistai, bet žmonės dirba iš idėjos. Ir vėlgi čia mano asmeninė patirtis truputį iš kitos pusės, tai mano pusseserė Amerikoje gyvena. Ir ji net nėra nei jokia kalbininkė, nei mokytoja, nei lituanistė, bet lietuvių mokyklėlėje jinai su pačiais mažiausiais pipiriukais dirba, na žodžiu, tos moko lietuvių kalbos, lietuviškų dainelių, lietuviškų eilėraštukų, kad tie vaikai turėtų viduje tą lietuvių kalbą. Kalba turi atspindėti tai, iš kur tu esi ir koks tu esi. Jeigu tu atsisakai lietuvių kalbos ir metiesi prie kitų užsienio kalbų, tu nutrini savo šaknis. Kurį laiką tai gal ir patogu, bet dar nebuvo nei vieno medžio, kuris augtų be šaknų. Tiesiog žmogus neturi atspirties, jis neturi namų, juk ne veltui taip stiprėja lituanistinis švietimas užsienyje. Pirmąją lietuvišką mokyklą dar 1888 metais Jungtinių Amerikos valstijų Viskonsino valstijos Pulaski miestelyje įkūrė pranciškonas Augustinas Zaicas. Šiuo metu seniausia lituanistinė Švento Kazimiero mokykla veikia Los Andžele. Šita mokykla jau 70 metų gyvuoja šitoj parapijai. Jeigu jūs žinote, kur aš dabar stoviu, čia viskas prasidėjo, kai mano mamytė, Ona Razutienė ir prelatas Kučingis, kurio portretas yra mūsų salėje, abudu susitiko, kai mano šeima emigravo iš Vokietijos ir atsiradome čia Los Andželes. Prelatas pamatė mano mamytę ir sakė, aš jis pažįstu, tu buvai mokytoja Lietuvoje. Ir mano mama jam sakė, o tu buvai tik tai kunigėlis. Jisai sakė, o dabar aš esu klebonas. Tai va, abudu susitarė ir kad reikia dabar surinkti visus lietuviškus vaikučius išeivijoje, kurie pabėgo po karo ir mus skaitė dipukai, dievų paukšteliai ir mes čia atsiradome Los Andželes. Tai jie pradėjo šitą mokyklą. Kai mano mamytė iškeliavo prieš 30 metų,
tada aš perėmiau jos visą meilę ir darbą šitoj mokyklai, nes ir aš esu mokytoja. Šios mokyklai aš galiu pasidžiaugti, kad aš jau 50 metų mokytojauju šioj mokyklai. Aš dar nepavargau, nors čia mano namai. Kadangi aš tik noriu dar sykį pasakyti, kad čia nebuvo lengva visą mūsų koloniją surinkti ir likti gyvi, todėl kad laikai tokie visokie, bet mes buvom laimingi, kad kažkodėl į Kaliforniją susitraukė mūsų labai iškilių ir žymių žmonių. Net poetas Bernardas Brazdžionis čia gyveno labai ilgą laiką. Ir signataras iš vasario 16 Mykolas Biržiška, va, čia gyveno. Ale Rūta, Jurgis Gliauda, daug rašytojų buvo. Čia turtingas mūsų sala. Pirmoji išeivių banga tos jau naujosios emigracijos, jie tikrai labai norėjo įsilieti. Bet jų vaikai grįžta, jie grįžta mokytis lietuvių kalbos, jiems reikia tradicijų, jie nori pažinti savo senelius, savo istoriją. Ir aš labai tikiuosi, kad mes turėsim tiek laiko, kad jie grįžtų, kad jie susilietų su savo praeitimi. Kendall Svengelis, when I'm in Lithuania, I will also add my original family name Žvingelis. Aš esu Kendall Svingals. Kai esu Lietuvoje, pridedu savo originalią pavardę Žvingals. Kendall senelė Agota Baukus emigravo į Jungtines Valstijas 1902 metais. Tėvelis lietuvis, mama švedė, stengėsi, kad vaikai greičiau taptų gerais amerikiečiais. Nei vienas neperdavė savo gimtosios kalbos, neskatino jos mokytis. Mirus mamai, Kendall suprato, kad nieko nepaklausė jos apie šeimą, prosenelius, iš kur jie kilę. 30-metis pradėjo ieškoti savo šaknų, klausinėti dar gyvų giminių, įrašinėjo jų prisiminimus į magnetofono juostelę. 2005 metais pradėjo rašyti savo šeimos istoriją. 2017 metais, pirmą kartą atvykęs į Lietuvą, Kendall po 115 metų susipažino su giminaičiais. Grįžęs į Lietuvą 2018 ir 2024 metais, kartu su žmona Ellen ne tik džiaugiasi dainų šventėmis, abu užkietėję choristai, bet toliau po kruopelytę rinko faktus apie savo šaknis ir Lietuvoje, ir Švedijoje, savo būsimai knygai apie šeimos istoriją. Dabar Kendall gailisi, kad yra nedvikalbis ir nors labai užsiėmęs, norėtų išmokti daugiau. Because we sing in Swedish, but not Lithuanian, but I'm still planning to learn more. Noriu perduoti Lietuvos žmonėm ir moksleiviam, kad jūs gal nežinot, kokį turtą jūs turite. Mes dedam didžiulės pastangas išlaikyti tą turtą, tą kalbą, išlaikyti ją švarę, gražią, vaikus supažindinti su ta kalba. Ir mes dėkojam Lietuvai, kad ji mums davė tą kalbą. Ir kur tik mes bebūtumėm, mes ją galim nešiotis kartu. Ar gyvenam Amerikoje, ar mes gyvenam Pietų Amerikoje, Australijoje ar Anglijoje, lietuvių kalba yra mūsų namai. Pačioje Australijoje turėjau tenais pažįstamų žmonių, kurie jau sukūrė mišrias šeimas, kurie lietuviškai sunkiai arba išvis nebesusikalbėdavo, bet jie vis tiek jautėsi lietuviais. Už tai čia yra tie patys, kurie važiavo su lietuviška vėliava į olimpinės žaidynės, tam dar čia tarybiniais laikais, tam, kad palaikyti komandas, kurioje dauguma buvo lietuvių. Ir buvo toks momentas Australijoje, kai bandydamas transformuoti tą pačią bendruomenę, įvedžiau į krašto tarybos suvažiavimą rezoliuciją, kad būtų leidžiama mūsų pastogė, tai yra bendruomenės organe, spausdinti ir anglų kalbą.
prieš tai buvo labai griežtas veto. Ne, ne, ne. Tai buvo labai svarbu suvokti ir suprasti, kaip vyksta ta kalbos dinamika. Šiandieną žmonės per socialinius tinklus susiorganizuoja, sueina ir susiorganizuoja į vasario 16 šventę, į tautos, reiškia, himno giedojimą, 4 val. Nakties išeina, susijungia, filmuojasi, po to savo iešminę susiorganizuoja, mokyklėjas iš naujo kuria, stato, daro. Tai yra gražių pavyzdžių. Kiek ilgai ir kaip tas veiks, jo nebe man pasakyti, nes kita karta, kitas požiūris, kitas matymas, galiu tik iš tolo stebėti, permastyti ir viltis, kad šitie žmonės su savo vaikučiais į Lietuvą kažkada sugrįž. Bet aš tik tai žiūriu vėl kaip tas idealistiškai nusiteikęs lietuvis, kuriam Lietuva tokia brangi, kad man kiekviena lietuvaitė, kiekvienas lietuvis, mano tautos dalis, jie man labai labai brangus ir aš noriu juos čia matyti ir norėčiau, kad kurtų šeimas čia, matytų ateitį čia, kurtų pačią Lietuvą, investuotų ją, nes čia yra nuostabi šalis. Tikrai yra iš visų pusių. Mes gyvenam auksinį savo tautos amžių. Kaip tai nematoma, kodėl vis galvojama, kad yra žalesnė žolė kitur, o aš žiūrėjau iš tolo ir mačiau žymiai žalesnė žolė būtent čia Lietuvoje.